Sveiki, šiandien pabandysime išsiaiškinti, kaip laipsnį reiktų kelti laipsniu. Lentoje matome užrašytus rausva spalva 2 laipsnius ir geltonai užrašyta laipsnio laipsnį. Taigi geltonasis užrašas ir bus šios pamokos pagrindinis veikėjas, nes šiandien mes mokysimės laipsnį kelti laipsniu. Patyrinėkime 2/3 ir dar 2. Kaip galėčiau iššifruoti? Pagal laipsnį, kad pagrindą keliu 2, turėčiau užrašyti, kad tai yra 2/3 padauginta iš 2/3. Tuomet dar galiu atskirai iššifruoti kiekvieną šitą sandaugos laipsnį. Tai 2/3 bus 2 kart 2 kart 2 ir padauginta. Dabar šifruoju kitą laipsnį. Ir matau, kad 2/3 2 yra ne kas kita kaip 2/6. Taigi, pirmoji ir labai svarbi šios pamokos savybė. Jeigu laipsnį noriu pakelti laipsniu, tai laipsnio pagrindą perrašau, o laipsnio rodikliukus sudauginu. Išties labai svarbi savybė. Paspalvinsiu, kad žinotumėt, kad tai yra labai svarbu ir šiandien būtent su ja ir dirbsime. Pažiūrėkime į 3 užduotis, kuriuose reikia laipsnį pakelti laipsniu. Aišku, čia rodikliai yra labai dideli ir tokia užduotis gali būti suformuluota neapskaičiuokite, nors irgi įmanoma, bet labai ilgas sprendimas. Bet kaip laipsnio laipsnį užrašyti tik laipsniu. Taigi, nieko nelaukiam, pradėkim. 5, žinau, kad pagrindą perrašau, o laipsnio rodikliukus sudauginu ir gaunu 5/8. Dar kartą, laipsnį kėlėme laipsniu ir kitaip sakant, laipsnio laipsnį reikėjo užrašyti tik laipsniu, ką ir padarėme. Dar turiu 1 laipsnio laipsnio, turiu padaryti tik laipsniu, todėl pagrindą perrašau, o laipsnio rodiklius sudauginu ir gaunu, kad tai yra 1/30. Ir dar viena užduotėlė, kur laipsnio laipsnį reikia užrašyti tik laipsniu. Laipsnio pagrindą -1 perrašau, laipsnio rodiklius sudauginu ir gaunu, kad tai yra -1/15. Štai jums laipsnio laipsnis užrašytas tik laipsniu. Panagrinėkime tikrai įdomesnį uždavinį, kaip štai šitus 3 užrašytus laipsnius reikėtų užrašyti kitaip. O nurodyta yra, kad turime užrašyti vėlgi laipsniu, tačiau reikėtų, kad pagrindas būtų 3. Vadinasi, čia visur turi būti taip. 3 kažkelintų, 3 kažkelintų, 3 kažkelintų. Štai tokį rebusą, myslę turime išspręsti ir išnagrinėti. Pasinaudosime būtent laipsnio kelimo laipsnių savybę, kad atliktumėme šią užduotį. Žiūriu, 9/5. O man reikia užrašyti, kad pagrinde būtų skaičius 3. Todėl pirmiausia, man čia trukdantis yra 9. Man reikėtų kažkokiu būdu pasiekti ir iš jo pagaminti 3. Galvoju, kas yra 9? 9 tai yra 3 kart 3. Vadinasi, 9 galiu užrašyti 3/2. Ir dabar manęs prašė tuos 9 pakelti 5. Demonstratyviai suskliaudžiu, kad atkreipčiau jūsų dėmesį. Vadinasi, va štai šitus 9 man liepia pakelti 5. Dabar aš panaudoju laipsnio savybę ir sudauginus laipsnio rodiklius gaunu, kad tai yra 30. Dar kartą, 9/5 gavau, kad tas pats, kas 30. Bet man to ir reikėjo. Man reikėjo 9/5 užrašyti laipsnių su pagrindu 3. Taigi, 3/10. Pabandykime dar vieną. Turiu 27/4, o reikia 3 kažkelintų. Vadinasi, iš 27 turiu pagaminti 3. Kokiu būdu? Galvoju. 3 kart 3 – 9, dar kart 3 – 27. Taigi, galiu vietoj 27 užsirašyti 3/3. Man reikėjo 27 pakelti 4. Vadinasi, dabar reikia 3/3 pakelti 4, nes aš tik 27 užrašiau kitaip.
Dabar pritaikau laipsnio savybę kėlimo laipsnių ir gaunu 3 dvyliktų. Taigi pažiūrėkit, 27 ketvirtų gavosi 3 dvyliktų, todėl aš galiu drąsiai teigti, kad užduotį atlikau. Ir perrašiau laipsnį su pagrindu 27 į laipsnį su pagrindu 3. Analogiškai mąstau ir tyrinėdama trečiąją užduotį. 81 tai būtų 3 kart 3 9, dar kart 37, dar kart 3 81. Vadinasi, vietoj 81 galiu pasirašyti 3 ketvirtų. Tiesiog 81 perengiau. Štai kitais rubeliais jis išliko 81, bet atrodo šiek tiek kitaip, toks šiek tiek grimo gavęs. Ir dabar turiu tą savo 81 pakelti trečiu. Žinau, kad laipsnį keliant laipsnio rodiklius reikia sudauginti, tai ir padarau. Ir kągi aš gavau? Aš gavau, kad 81 trečiu yra lygiai tas pats, kas 3 dvyliktų. Išsprendžiau ir štai šitą užduotį. Visiems skeptikam, kurie savęs jau klausio, kam mums to reikia, kam čia reikia vieną pagrindą mokėti keisti kitu, iš karto atsakysiu, kad visos savybės ir visos taisyklės yra kūriamos tam, kad iš tikrųjų skaičiuoti būtų lengviau, o ne sudėtingiau. Ir jeigu jums taikant savybę skaičiuoti yra sunkiau ir sudėtingiau, tai jos netaikykite tuomet. Pažiūrėkim, kaip iš tikrųjų gražiai, naudojantis tuo, ką šiandien mokėmės, galime apskaičiuoti štai tokią veiksmų eilutę. 125 ketvirtų padalinta iš 50. Jeigu mes nebūtumėme klausę šios pamokos, ką mes darytumėme? Mes 125 daugintumėme iš 125, dar kartą daugintumėme iš 125 ir dar kartą daugintumėme iš 125. Uai, kiek daugybos stulpelių. O tuomet dalintumėme štai šią sandaugą iš kitos sandaugos, kur reikėtų 5 daugyti iš 5, iš 5, o Jėzau, kaip nuobodu. Taigi dar turėčiau 10 kartų ir sudauginti 5 patį iš savęs. Ne uždavinys, o kažkoks tikrai savęs kankinimas. Bet jeigu mes klausėme šią pamoką, tai mes jau esame pakankamai sumanus, kad atsakymą pasiektumėme greičiau, o tai galime padaryti tik naudojantis laipsnio kėlimo laipsnių savybę. Žiūrėkime. 125 ketvirtų. Galvoju, kasgi yra tas 125, toks jaustas, girdėtas, įdomus skaičiukas. Jeigu 5 padauginsiu iš 5, gausiu 25. 25 padauginus iš 5, gausiu 125. Vadinasi, 125 yra ne kas kita kaip 5 kart 5 kart 5, o jeigu užrašyčiau laipsnių, tai 125 yra 5³ laipsnis. Tai pastebėjusi, aš savo užduotyje 125 dabar jau užrašysiu 5 trečių. Nieko nedariau, tik 125 užrašiau kitaip 5 trečių. O dabar matau, kad tą 125 man reikia pakelti ketvirtu. O tuomet dar turėsiu padalinti iš 50. Tvarkausi 5 trečių ir dar ketvirtų turėsiu 5 dvyliktų. Padalinta iš 50. Kas gerai pamena laipsnio savybę, kur laipsnių su vienodais pagrindais daliname, tas jau iš karto sako, kad čia bus 5 antru, nes laipsnio rodikliukus reikėjo atimti. O 5 pakelti antru, kiekvienas iš mūsų mokame nesunkiai, perrašysiu į šitą pusę atsakymą, nes ten jau netilps. Ir tai yra 5 kart 5 arba tiesiog 25. Štai tokia baisi užduotis, kuri galėjo būti sprendžiama va štai tokiu veiksmu, buvo išspręsta labai paprastai ir atsakymas gautas 25. Dar viena užduotis, kurios sprendimas iš tikrųjų būtų labai baisus, jeigu mes netaikytumėme laipsnio kėlimo laipsnių savybės. Noriu įtikinti jūs, kad šita savybė labai gražiai veikia būtent tokio tipo uždaviniuose. Jeigu aš nemokėčiau tos savybės, kaip aš spręsčiau 9/13, tai yra 9, padauginčiau patį iš savęs net 13
kartų, nežinau, kam užtektų kantrybės tai daryti, tuomet visą tą gautą sandaugą padauginčiau iš kitos sandaugos, kur trejetą sudauginčiau 14 kartų, irgi kantrybės reikia marių, ir padalinčiau iš 81 padauginto iš savęs net 10 kartų. Nežinau, iš tikrųjų, tokį uždavinį duoti ir reikalauti skaičiuoti būtent naudojant tik laipsnio sąvoką, būtų mažiausiai sadistiška. Kaip dabar galima gražiai, pasižiūrėkime, šitą uždavinį išspręsti, mokant laipsnio savybę. 9/13 galvoju. Čia matau 9/13, čia 3/14, čia 81/10. Reiškia, mažiausias laipsnio pagrindas yra 3 ir aš pabandysiu visus kitus skaičius pakeisti, kad būtų laipsnio pagrindas 3. Rašau 9, tai yra 3/2. Ir man reikėjo pakelti 13. Tada 3 palieku, nes jis ir taip jau mažas laipsnių pagrindas ir dar turiu padalinti iš 81/10. 81 tai yra 3 kart 3 9, dar kart 3 27 ir dar kart 3 81. Tai yra 81 yra nekas kita kaip 3/4, todėl aš jį keičiu užrašu 3/4 ir matau, kad man reikia pakelti 10. Dabar gavau net 2 vietose laipsnio kėlimo laipsnių ir dėl to iš tikrųjų džiaugiuosi ir pabandysiu visą tai atlikti. Tai turiu 3, 2 kart 13, 26, padauginta iš 3/14 ir padalinta iš 3/40. Štai kaip gražiai gavau laipsnių su vienodais pagrindais veiksmų eilutę, kur reikia sudauginti ir padalinti. Žinau senąją savybę, kad jeigu laipsnius su vienodais pagrindais dauginu, tai rodikliukus sudedu, o jeigu dalinu, tai atimu. Taigi galiu užsirašyti štai taip. Dabar sudedu 26 ir 14, 40 ir 40. Žiūrėkit, ką gavau. 3 nulinių, o žinau, kad bet kokį skaičių pakėlus nuliniu laipsnio rodikliuku visada gaunu 1, todėl rašau atsakymas 1. Ir man nereikėjo vargštai su tokia ilga veiksmų eilute. Jei įtikinau, džiaugiuosi, taikykit šią savybę, ji labai graži, tokia lengva kaip drugelių plazdenimas ir noriu su jumis atsisveikinti. Sakau iki, mokykitės ir dar kartą mokykitės.